Labadiena, Tarptautinės žmogaus teisų dienos išvakarėse vyksta šiuo metu 6. nacionalinis žmogaus teisų forumas ir mes tęsiame diskusijų maratoną ir mano galva dabar mes kalbėsime labai svarbia tema. Tai yra amžėjanti visuomenė, kaip keisime nuostatas ir kovosime su diskriminacija. Amžizmas kaip vertinimas pagal vieną požymį, pagal amžiaus požymį ir su tuo susijusi diskriminacija, kaip teigia mokslininkai, yra viena paskutiniųjų diskriminacijos formų, norėtųsi tuo labai tikėti. Ir ta forma yra tokia gaji, ta diskriminacija yra tokia įsišaknijusi mūsų kultūroje, kad kartais mes jos tiesiog ir nepastebime. Ir štai kaip teigia Europos ir Jungtinių Amerikos valstijų psichologai ir sociologai, būtent amžizmas yra labai pažeidžiantis žmogaus orumą, savivertę ir kitus dalykus, kuriuos jis puoselėjo visą gyvenimą. Ir čia Lietuva yra tikrai nelabai patogioj ir linksmoj situacijoje, kadangi pagal vyresnių žmonių pasitenkinimą gyvenimu Lietuva yra 2–3 vietoje nuo galo. 8 iš 10 Lietuvos gyventojų mano, kad vyresnio amžiaus žmonių diskriminacija yra aktuali ir labai didelė problema. Ir šiandien mes ir pasikalbėsime, kokios tos yra formos, kaip mes jaučiame šiandien Lietuvos visuomenėje ir žinoma, vienas svarbiausių klausimų, ką mes galime padaryti kaip individai, ką mes galime padaryti kaip visuomenė, kad ta situacija iš esmės keistusi. Ir dabar jau norėčiau pristatyti mūsų šios diskusijos visus dalyvius. Tai pirmiausia, šalia manęs yra Renata Vanagelienė, tai yra teisininkė dirbanti lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje ir ilgus metus tyrinti skundus dėl diskriminacijos ir priekabiavimo dėl amžiaus, tautybės, pilietybės ir kitais pagrindais. Taip pat yra Ignas Kozlovas, kūrybinės agentūros Nebraska kūrybos vadovas ir partneris, kuris yra pasižymėjęs išskirtiniu kūrybiniu požiūriu, inovatyviais darbo metodais ir kas mums labai svarbu, jisai dirba su reklamos davėjais, užsakovais ir yra neblogai žinantis tarptautinę situaciją, tai mes pakalbėsime su Ignu ir apie įvaizdžius formuojamus Lietuvoje. Ieva Čerbulėnienė, tai yra turbūt visiems puikiai žinomos sidabrinės linijos darbuotoja, savanoriškos veiklos koordinatorė ir ši linija, kaip mums visiems yra žinoma, suteikia galimybę vienišiems, atskirti ar izoliaciją patiriantiems žmonėms pasikalbėti telefonu, kada jiems patogu ir kada norisi. Ir Vilma Raubaitė, Lietuvos teatro, kino ir televizijos aktorė, Auksinių kryžių laureatė. Ir Vilma, mums labai svarbu, kad šiandien esat su mumis, pasižiūrėsim. Dar jūs nesate to amžiaus, ką lietuviai laiko senu žmogumi, tai labai gerai. Šiandien turbūt arčiausiai to amžiaus iš esmės esu aš, bet norėčiau sužinoti, ką galvoja mūsų pašnekovai, o nesidalinti savo patirtimi. Taigi, galbūt ir pradėkime nuo tokio pirmo, šiek tiek galbūt ir apžvalginio klausimo, nes mes šiandien garsiai kalbame apie įvairias kitas diskriminacijos formas, apie rasizmą, apie smurtą prieš moteris. Ir kaip minėjau, dalis mokslininkų laiko, kad amžizmas arba diskriminacija pagal amžių yra paskutinioji tokia diskriminacijos forma. Lietuvių statistika nėra tokia labai graži. Pirmiausia, ir noriu klausti, kaip jūs matote šiandien situaciją Lietuvoje? Ar pastebit tų amžizmo arba diskriminacijos apraiškų? Kokius tokius galbūt skaudžiausius arba svarbiausius tos diskriminacijos apraiškos formas jūs pastebite? Ačiū. Aš kaip institucijos, kuri tiesiogiai dirba su diskriminacija, galėčiau pasakyti, kad egzistuoja diskriminacija amžiaus pagrindu ir tikrai yra skaudi.
Amžius yra vienas iš 14 diskriminacijos pagrindų, kurie nurodyti lygių galimybių įstatyme, o lygių galimybių įstatymo vykdymo priežiūrą ir atlieka lygių galimybių kontrolierius. Ir iš esmės pagal skundų skaičių gaunamų tarnyboje, tai amžiaus pagrindas yra 3 vietoje. 1 vietoje yra lytis, 2 negalia, o 3 amžius. Skundų galbūt skaičius nepasakyčiau, kad yra labai didelis dėl diskriminacijos amžiaus pagrindų, bet žmonės labai intensyviai skambina ir konsultuojasi, teikia paklausimus ir vadovaujantis skambučiais bei paklausimais. Tikrai galėčiau pasakyti, kad žmonės labai patiria dažnai diskriminaciją, vyresnio amžiaus žmonės darbe. Skambučiai būna tokie, kad asmuo neprisistato, be abejo nepasako, kokioje institucijoje, organizacijoje jisai dirba, bet prašo tokios informacijos, kaip, pavyzdžiui, išdėsto visą situaciją ir kokių įrodymų jam reikėtų rinkti, kur jisai galėtų kreiptis, koks yra teisinis reglamentavimas, ar esant tam tikroms aplinkybėms jisai galėtų teikti skundą ir kur jisai galėtų teikti skundą. Neretai paklausia, ar mes galėtumėm atstovauti teisme. Bet kai mes paklausim, nusakom visą situaciją ir paklausim, ar teiksite skundą, dažniausiu atveju būna, kad ne, mes bijome, kiek mums beliko, 5 metai iki pensijos, darbdavys gali susidoroti, kur aš paskui susirasiu darbą ir prašo, aišku, jisai nepasako mums duomenų, bet kuriuo atveju prašo niekada neskleisti to konfidencialumo, nelaikyti tą situaciją konfidencialia. Taip pat ir paklausimuose, kurie kartais yra anoniminiai, nurodomas tik tai elektroninis paštas, irgi išdėstomos situacijos ir klausiama, kur galėtų kreiptis, ką daryti. Ir iš paklausimų turinio mes matome, kad vis tik vyresnio amžiaus žmonės jaučiasi nesaugiai darbe ir visada galėtų būti atleisti iš darbo arba jiem pablogintos sąlygos. Ta prasme, nors įstatyminis reglamentavimas Lietuvoje yra tikrai labai geras ir tvirtas, bet vyresnio amžiaus žmonės yra neapsaugoti nuo diskriminacijos. Aišku, norėtųsi paraginti, kad žmonės būtų drąsesni ir kreiptųsi atstovautų savo teises, tuo pačiu rodydami pavyzdį ir kitiems kolegoms, kurie galimai patiria diskriminaciją, domėtis ir vis tik atstovauti savo teises. Taip, čia klausimas buvo turbūt kiek bendrai. Ar pastebit apskritai? Man atrodo, aš gal taip iššokau labai greitai tą diskusiją šiandieną ir iš tokios gal asmeninės patirties galiu tokių mažų turbūt pastebėjimų ir gal įvardinimų, kaip mes, čia kaip Jolanta sakė, kartais net nepastebim tam tikrų dalykų ir kas iš vis yra to vyresnio žmogaus būvis turbūt pačioje visuomeniai. Tai, tarkim, tokia visiškai galbūt ne visiškai adekvati situacija, bet labai tinkanti šiam laikotarpiui. Tai tiesiog buvo kalba apie Kalėdų senelį. Ir žodžiu, ten kažkas vyko situacija, kad atėjo Kalėdų senelis, žodžiu, jam kažkas tenai nepavyko, kas šiaip nutinka. Ir toks atrodo mistinis personažas vis dėlto ne visai tikras. Tėvai, žodžiu, paaiškino, kad, tai jisai senas. Ne kad jam, žodžiu, kažkas ten, jis tokius daro triukus ar kažkas, bet tas apibūdinimas, man atrodo, žmogaus ir ta diferenciacija tokia, kurią mes labai greitai nurašom, kad tai tas žmogus ne visai adekvatus, tai tas žmogus, žodžiu, to amžiaus žmogus, jis jau nebeadekvatus ir man atrodo, iš to pareina labai ir tame sąmoningai žmogus neturėjo nieko blogo, bet iš to, man atrodo, mes turim
būtent šitą visą situaciją, kai mes norim apibūdinti kažką ne visiškai logišką, ne visiškai, tarkim, galimai už save atsakingą, mes sakom, tai jisai senas. Ir va čia tada mes turim daug jaunų žmonių, kurie, tarkim, kas normalu, aišku, užima visuomenį ir tuo pačiu labai didelį neužtikrintumą ir labai didelės baimės vyresnių žmonių, kur ir atsiranda tie visi dalykai, bijo prarasti darbą, nes jie jau tarsi toj bendroj sistemai yra nebeadekvatus. Tarsi nebe šitoje... Jie patenka į užribį tam tikrą. Taip, jie tarsi nebėra šitos visuomenės normalūs lygiai teisiški nariai. Ir man atrodo, šitas yra toks gana stiprus dalykas. Ir čia jau paskui, aišku, daugiau visokių ten galima situacijų rasti ir taip toliau. Vilma, aš jūsų asmeniškai norėčiau paklausti, o teatre jūs pastebite tokių apraiškų? Ir kodėl to klausiu? Nes kažkada buvo teigiama, kad pilnavertis teatras yra toks, kuriame yra visos kartos. Teatre, aš nežinau, aš tokiam burbule gal gyvenu labai pakankamai adekvačių žmonių turbūt, tai man čia pasisekė gyvenime, bet ir dirbu su tokiais žmonėm. Pilnavertis teatras, aš šiaip visai sutinku, kad jisai turėtų turėti įvairių kartų ir teatras, ir kinas, iš esmės turbūt menai visi. Ypatingai vizualiai, galbūt čia tas, kur jeigu dabar kalbant apie tokį, tai turėtų turėti, aišku, yra visokių situacijų, yra, tarkim, kai trūksta jaunų žmonių ir pakankamai jau suaugę ir vyresni aktoriai vaidina visai vaikus, kas irgi, sakyčiau, galbūt ir nėra adekvatu, bet tai čia jau kiti dalykai. Aš gal dėl to pastebėjimo, tai daugiau turbūt čia reikėtų galbūt žinoti situaciją valstybinėse teatruose. Aš nesu dirbusi valstybinėse teatruose, tik tai galbūt keletą kartų susidūrus. Manau, kad tenai būtų aiškesnė situacija, kaip nevalstybinio sektoriaus atstovė. Susiduriu galbūt daugiau tame, kai būna skelbimai, kurie, tarp kitko, prisiminiau eidama čia vieną tokį skelbimą, kuris man, ten viskas tam skelbime buvo labai blogai, ta prasme diskriminacinių klausimų, bet, žodžiu, vienas iš punktų buvo, žodžiu, kai būna skelbimai, ieškom ten tokio ir tokio, dažniausiai jie būna labai paprasti, jos rašo gana jauni tikrai žmonės ir aš suprantu, kad jie nieko pikto nenorėjo padaryti ir vis dėlto, kai yra ieškoma močiutė 55-70 metų, aš žiūriu į tą ir galvoju, aha, jūs ieškot močiutės, kuri turi anūkų, ir kad juos jinai atsivežtų, bet aš suprantu, kad ne, jie ieško moters nuo 55 metų, kuri yra močiutė nepavadinsi, sakyčiau. Taip, aš galvoju, kuriam iš tų žmonių ten, nežinau, apsiverstų kokią Kate Blanchett pavadinti močiutę, kaip tiesiog, net jeigu turi anūkų, ar ten nesvarbu, bet čia yra tas, man atrodo, tokio, ir tuo pačiu metu, to paties amžiaus yra ieškom vyro. Tai čia tas tokio... Taip, čia mes kalbam apie tas lyg ir nematomas formos, kurios kartais išdygsta visai netikėtai, ar ne? Kalbant apie močiutės, tai pasitaiko tokiu atveju, kai darbo santykiuose ateina jaunesnio amžiaus vadovas ir tiesiog kreipiantis į savo pavaldinę, taip ir vadina ją močiutė, nes jai 60 metų. Tai tarnyba dalyvavo teisminėme procese, teikė išvadą, kur tiesiog ten ir buvo pasakyta, kad močiutė, senutė ir kai buvo klausima jos, kodėl jinai neprieštarauja, jinai sako, kaip aš vadovui paprieštarausiu. Tai iš esmės tai yra ir darbiniuose santykiuose net.
Ieva, dabar jūs norėčiau kreiptis, nes sidabrinė linija, tai aš įsivaizduoju jau žmonės, kurie peržengia tokią uždarumo barjerą, kurie išdryso paskambinti, bet ar jūsų patirtis rodo, kad yra tokių žmonių, kurie skambina, galbūt skundžiasi, galbūt pasakoja savo istorijas? Tai į sidabrinę liniją žmonės skambina vedini įvairiausių ketinimų. Tai žinoma, vieniems reikia emocinės paramos, palaikymo, kad kažkas juos išklausytų dėl įvairiausių priežasčių. Kiti skambina tiesiog susirasti pokalbių draugą, kad maloniai galėtų praleisti, tarkime, valandą savaitėje. Bet vienas iš motyvų irgi yra toks labai ryškus ir svarbus į gyvenime, kad tie žmonės jaučiasi atstumti visuomenėje, niekam nereikalingi, nesvarbus ir negirdimi ir negalintis įprasminti savo turimos patirties, savo išminties, gyvenimo, savo istorijos. Ir jie mums skambino norėdami tuo pasidalinti, jie nori būti išgirsti. Ir aš daugiau dirbu, kadangi su savanoriais, tai mūsų trečdalis savanorių bendruomenės irgi yra vyresnio amžiaus žmonės, kurie ateina ieškoti tos prasmės, laiko įprasminimo, kad jaustųsi kažką svarbus darantis gyvenime. Ir iš jų aš girdžiu, kad pavyzdžiui, moteris, kuri dėl sveikatos problemų išėjo iš savo darbovietės, kur užėmė vadovaujančias pareigas ir vėliau susitvarkiusi tą savo sveikatą norėjo grįžti į darbo rinką ir nebegalėjo, nes niekas jos nepriėmė. Ir sako, dabar turiu progą daryti kažkokius kitus darbus, nors už tai neturi galimybės gauti atlyginimo ir išlaikyti save galbūt papildomai. Kita, tarkime, moteris, kuriai liko keletą metų iki pensijinio amžiaus ir turėdami aukštą išsilavinimą turėjo eiti dirbti valytoje, nes vėlgi negalėjo pagal specialybę susirasti darbo. Tai aš kažkaip labai džiaugiuosi, kad mes turim nevyriausybinėme sektoriuje vietos tiem vyresnio amžiaus žmonėm, kurie gali ateiti ir ieškoti tos prasmės savo gyvenime, ieškoti, kur tą patirtį padėti, nes iš praktikos matom, kad jiem puikiai tai sekasi padaryti. Bus labai svarbi dalis, kurioje mes kalbosime, ką daryti, kaip mums keistis, bet Ignai, dabar noriu jūsų paklausti apie jūsų pastebėjimus, nežinau, viešojoje erdvėje, asmeniškai, kaip jūs matot situaciją? Situacija tokia pakankamai, kaip čia pasakyti, liūdnai tradiciška, ne, dėl to, kad yra tos kelios tie pakankamai giliai esantys stereotipai, kas liečia vyresnius žmonės. Tai vienas yra pagrindiniai išskiriami komunikacija arba tai viešajame įvaizdyje 3. Tai, kad vyresni žmonės negali, sunkiai tvarkosi su technologijomis, reiškia, net telefonai, visi kiti reikalai. Antrasis yra tai, kad yra sveikatos, kaip čia pasakyti, silpnumas, sakykime, o kitas yra mentalinis silpnumas. Tai yra šitie 3 pagrindės stereotipais, kurie yra labai giliai visuomenėje, bet statistiškai pažiūrėjus, tai jie yra visiškai neteisingi, skaičiais jie yra lengvai paneigiami, kas liečia tas pačias, sakykime, technologijas, tai vyresni žmonės 55+, 97% naudojasi išmaniaisiais telefonais, tai buvo tas perėjimas, jis yra pakankamai, kaip čia pasakyti, ženklus tas skaičius, planšetės arba kiti dalykai, kiek yra perkama internetinėse parduotuvėse, tai šitie skaičiai yra įspūdingi ir labai gražiai paneigia tuos visus stereotipus, kurie yra visuomenėje. Kas liečia irgi fizinį aktyvumą, tai 2/3 visi identifikuoja kaip esantis aktyvūs vyresnieji ir sportuoja vos ne, daugelis jų sportuoja ir kiekvieną savaitę, ir sportuojančių ir dažniau, ir visi šitie 3 stereotipai yra realiai statistiškai neteisingi, nors jie yra mūsų visuomenėje pakankamai. Labai įdomu, kad Ignas pradėjo kalbėti apie stereotipus. Aš Renatos taip pat paklausiu apie tyrimą, bet Ignai, aš noriu dabar jūsų paklausti, kaip jums atrodo, ar tie stereotipai nėra stipriai visuomenėje ir formuojami? Noriu klausti, pavyzdžiui, apie reklamą, kurią mes matome, kad ir per televiziją, nes ilgus metus dirbau su teta Beta, Bernadeta Lukošiūtė, ir dabar staiga aš ją matau televizijoje aprengtą tokią seniokišką liemenę, kur ji reklamuoja skiepus, nors Bernadeta niekada taip gyvenime nesirengdavo. Jeigu mes matom vaistinę, tai mes matom pagyvenusius žmonės. Kaip jūsų požiūriu yra formuojami tie stereotipai
kad ir žiniasklaidoje, galbūt ir reklamoje, tai ką jūs pastebit? Tai yra labai liūdna, bet taip ir yra formuojami. Būtent šitas, COVID'as padarė pakankamai blogą darbą, nes kuomet buvo reikalinga reklamuoti vakciną pačią, tai tuomet buvo siejama ta mirties baimė, kad jeigu tu nesiskiepysi, reiškia mirsi. Tai... Bet gal vakcina COVID'o atveju ne tik su senai žmonėmis buvo siejama? Kadangi tai yra jautriausia grupė, tai daugiausia orientuota į tai, išsaugoti taip, ko gero, daug tos energijos buvo dedama į juos ir tai padarė irgi truputėlį dar labiau stigmatizavo šitą visą įvaizdį šiaip realiai. Bet truputėlį tai yra užburtas ratas dėl to, kad įsivaizduoja, kad, kaip čia, reklamos užsakovai yra verslai dažniausiai, kurie išleidžia pakankamai daug pinigų reklamai, išlaiko tam tikras televizijas ir panašiai. Tai iš tai išeina toksai truputėlį užburtas ratas, nes kaip ir jie neformaliai formuoja tą įvaizdį, galvodami, kad tai yra jų tikslinė auditorija ir taip spanuoja. Bet daro labai didžiulę klaidą, nes neįvertina tos aktyviosios auditorijos, kurios yra labai daug ir jinai yra sparčiai didėjanti. Kaip tai atrodo skaičiuose, taip kad tie tai vadinamieji baby boomeriai, kurie buvo Amerikoje, prasidėjo tas visas etapas, šiuo metu jie pradeda įeidinėti į 55-50 kategoriją ir žmonių tos perkamosios galios šitoje kategorijoje yra labai labai daug. Ir jos yra daugėja, jinai didėja. Verslai to kažkaip tai dar iki šiol neapsiskaičiavo, neįsižiūrėjo, neįvertino, bet nenuvaldomi kaip, nes tos visus įvaizdžius kuria pati rinka ir patys verslai. Tai nori, nenori, bet greitų metų pamatysime šitame posūkyje, kai verslai pamatys daug potencialo, pardaviminio potencialo šitą auditoriją, pradės galvoti, ką mes turėtume padaryti, kaip mes turėtume rodyti šią auditoriją, kad galėtume būti jiem patrauklus ir kad galėtume parduoti savo prekes. Tai šituo momentu įvyks pokytis. Kada jis ateis, pažiūrėsim. Tai jaunesnė auditorija, aš suprantu, bet kaip padaryti, kad senukas nebūtinai tik su senovinė liemenė atrodytų orus ir, šiuolaikiškas, kaip mes matom, močiutė su džinsais, ar ne? Bet gerai, pakalbėkim apie stereotipus. Renata, būtent šių metų rugsėjį jūsų tarnybos užsakymų Vilmorus atlikta visuomenės nuomonės apklausa, toks tyrimas, kur jūs analizavot įvairiausius stereotipus. Ir aš mačiau tą tyrimą, tikrai labai yra įdomių dalykų, jūs gal pakomentuokit pati. Taip, šiemet tarnyba atliko apžvalgą ir apžvalga susideda iš kelių skyrių. Tai apklausos apibendrinimas, kurią tarnybos užsakymų atliko Vilmorus dėl požiūrio į vyresnio amžiaus asmenis. Tai kitas skyrius, tai nacionalinės ir tarptautinės teisės akto apžvalga ir skundų tyrimų, paklausimų, skambučių, konsultacijų atveju irgi apžvalga. Bet kalbant apie stereotipus, aš norėčiau pirmiausia pasakyti apie tai, kad stereotipai labai matomi darbo skelbimuose. Ko ieško darbuotojai? Tai pavyzdžiui, į padavėjos pareigas ieško asmenų iki 25 metų ir nurodo, dažnai būna ir lytis, mergina, moteris, ieškoma iki 25 metų, jeigu vadybininkas dažniausiai būna iki 35 metų, tai iš esmės tokie stereotipai labai vaizdžiai matomi. Bet taip pat stereotipai, kalbant apie vyresnio amžiaus asmenis, tai vyrauja tokie, jog vyresnio amžiaus asmenys yra technologiškai kompiuterinio raštingumo neturi, nėra atviri naujovėms ir galbūt tiesiog turi tokį baimės jausmą kreiptis į darbdavį dėl kvalifikacijos tobulinimo, dėl mokymų, nes galvoja, kad jie yra neverti. Iš esmės stereotipai yra gajus tiek iš darbdavio pusės, tiek ir patys darbuotojai jau prisijima tą tokią stereotipinę pusę ir bijo atstovauti savo teises, nes jeigu, pavyzdžiui, kreipiasi į darbdavį ir darbdavys sako, kad tu jau gal jau
važiuodavai ne kartą į kažkokius mokymus, užleisk vietą jaunesniam savo kolegai, arba dažnu atveju pasitaiko ir tokie atvejai, kai vyresnio amžiaus asmenys net nepastebi, kad jie yra diskriminuojami, nes yra netiesioginės diskriminacijos forma ir darbdaviais tai išreiškia per rūpestį. Tai pavyzdžiui, tu esi vyresnio amžiaus, kam tau važiuoti į kitą Lietuvos galą į kažkokią komandiruotę, ne? Arba ten dar į užsienį, miegosi nepatogioje lovoje ir tai užleisk savo kolegą. Arba ten, jeigu darbdavys jau norėtų, kad darbuotojas sulaukęs pensinio amžiaus išeitų iš darbo, tai irgi tokios frazės, kad tau jau reikėtų pailsėti, tu čia neseniai buvai nedarbingume, tai vat, gal tau reikėtų jau anūkais rūpintis ir vat, pateikia tokius gerus pavyzdžius, kaip kolegė jau sulaukiusi pensinio amžiaus užleido jaunesniai kolegijai vietą, tai tokie stereotipai tikrai egzistuoja ir kaip nebūtų apgailėtina ir gaila. Na, man šitam tyrimė patiko kabutėse, kas yra laikoma senu žmogumi Lietuvoje. Tai sena moteris, vidurkis yra 67 metai, o vyrai senu laikomi nuo 69 metų. Žodžiu, vyrai gali šiek tiek ilgiau jaustis jauni, tai irgi toks, šiek tiek pliusas, sakykime. Tai Vilma, dabar dar kalbant apie stereotipus, man labai patiko jūsų ta išsakyta, kad senas tai gali būti toks truputį ir pakviešęs, nieko tokio mes jau atleisim. O ar dar kažkokių pastebėt, ar dar galėtumėt prisijungti? Gal tada šitą mikrofoną? Jo, norėjau kažkodėl jūsų imti mikrofoną. Nieko, galim dalytis. Dar man kažkaip surezonavo tas dalykas, ką pasakė Renata, kad patys žmonės dažnai prisiema tą, kad aš jau turbūt jau ir negaliu. Ir čia, man atrodo, visas tas, kad aš jau senas reikėtų užleisti, arba ten jau čia ne man turbūt. Nors, tarkim, tu puikiai žinai, kad tas žmogus puikiausiai galėtų daryti ir lygiai taip pat, jeigu jam reikėtų kažkokiu, pavyzdžiui, ten papildomų žinių ar dar kažko, tai tokių pat žinių galėtų reikėti ir jaunam žmogui. Tik tai skirtumas turbūt yra tas, kad tas jaunas žmogus sakytų, man reikia žinių dabar. O tie vyresni žmonės dažnai kažkaip taip nurašo ant tokio išgyvenimo. Žodžiu, mes išgyvenam tai ir taip kažkaip čia. Tai aš tiesiog kažkada kalbėjau su mama ir kalbėjom irgi apie integraciją tokią ir vyresnių žmonių ir šiaip, tarkim, imant kažkokias, tarkim, paprastam gal lygmenį, turbūt socialiniam, bet tas irgi labai daug duoda. Tarkim, pietų šalis, Europos pietų šalis, kur tose pačiose kavinėse labai daug yra vyresnių žmonių. Aišku, ten vėlgi kitas dalykas, ten yra galbūt didžioji dalis vyrų, bet vis dėlto ten tikrai gali tokios, ir aš nežinau, ar dėl susikloščiusių tradicijų, ar dėl šilumos to momento, tu tikrai gali matyti labai nemažai kavinėse ir dirbančių ir aptarnavimo srityje žmonių, kurie yra vyresnio amžiaus, ir tame yra toks džiaugsmas, nes tie žmonės nėra įsitempę, jie nebūtinai iš tavęs kažko reikalauja. Jie tiesiog supranta, kad tu atėjai, nes tau faina, gal tu norėsi kavos. Jie visada turės apie ką pakalbėti. Ir jiems nėra streso kažkuria tema galbūt ten su tavim komunikuoti. Ir man atrodo, čia yra tie tokie labai dideli pliusai, kur mes galėtume išnaudoti. Tai čia, turbūt tokį, tai irgi, kai kalbėjom su mama, buvo toks momentas kažkaip irgi apie tą, ir tą, kad pats žmogus kažkaip sako, kad, ne, gal čia nieko tokio. Ir kalbėjome apie tą situaciją, kad, tarkim, pietuose yra žmonės, kurie ir vyresni, ir dirba, ir tokia socializacija, ir taip, mama sako, jo, turbūt fainai, čia viskas gerai. Bet sako, nežinau, bet tai gal čia pas mus irgi visai gerai. Sakau, gerai, mama, sakau, tu pažiūrėk, sakau, ar tau, pavyzdžiui, į kavinę, ne, tu ateini į kavinę ir
ir tu matai, kad ten vien tik jauni žmonės, sėdi jauni žmonės, dirba jauni žmonės. Ar tu labiau norėsi eiti į tokią kavinę, ar labiau į tokią, kur, tarkim, yra kažkas galbūt ar tavo amžiaus, ar kažkas tokia galbūt iš vyresnių. Jo, gal iš vyresnių. Ir čia toks, man atrodo, labai paprastas aspektas, kuris tokį patiems žmonėm tą, kaip čia pasakyti, pasitikėjimo savim tokį įduotų. Tu pats tarsi atsistoji į tą užribį, ja. Nes visuomenės kažkokios reakcijos nematai. Na, iš kur visą tai kyla, pakalbėsim dabar. Ieva, gal jūs tada perimkite. Apie stereotipus dabar kalbu. Taip, aš kažkaip galvoju, kad mes patys esam linkę tą senatvę matyti tik tai kaip kažkokių dalykų sumažėjimą, praradimą, trūkumą, viską ėjimo žemyn ir apie tuos kažkokius privalumus, privilegiją būti senam, tai čia jau tada tik tai antroje vietoje pradedam galvoti ir aš galvoju, kad tie stereotipai atsiranda tiesiog nuo mūsų tokio nuolatinio žmogiško kitų vertinimo, kaip tu turi gyventi, ką tu turi daryti. Kažkaip labai sudėtinga mums būna priimti kitą su jo pasirinkimais, su jo patirtimi ir kažkaip bandom padėti tuos žmonės į tokias kategorijas ir dėžutės įsivaizduodami, kad mes už juos žinome geriau. Tai, žinau, čia, manau, yra tokia pamoka mums, kad tų stereotipų sumažėtų kažkiek visuomenėje. Ignai, ar pridursi dar kažką? Taip, aš tikrai pritariu prie visam išsakyto mintim iš tiesų, kad, tas stereotipai tokie gajus ir, bet jie kaip čia, jie... Ar jie yra Lietuvai specifiški? Aš taip paklausiu. Neišskirčiau, kad Lietuvai yra būtent specifiškai. Galbūt yra Lietuvai specifika tai, kad mes, kaip čia, gal stipriai pasakysiu, kad iš prigimties esame truputėlį linkę būti tokie rūpintojėliai. Mes gyvename, mūsų antra karta, trečia karta gyveno priespaudoje, visą laiką kažkas stovėjo mums virš galvos, sakė, ką reikia daryti, mes neturime tos, galbūt lyginant su senomis europinėmis šalimis tos laisvės tradicijos, ne tos tokios daug kartų. Tai ta priespauda padarė mus, ir jaučiasi šitose kartose, kad mes esame tokie truputėlį rūpintojėliai. Ar norit pasakyti, kad lietuvių vaikai labiau nori rūpinti savo tėvais, negu, sakykime, Europoje? Aš čia gal ne ta mintis, aš gal apie tai, kad aplamai mes esame linkęs skūstis viskuom. Ai, rūpintojėlis iš to. Valdžia bloga, tas nepadarė, tas man nedavė, kažkas tai kaltas, aš negaliu, aš nesu to vertas. Visą laiką mes truputėlį, bent jau mūsų karta, kita karta dar jaus, tai palaipsniui mes iš to įsilaisinsime, bet yra ta prielaida, kad tokie jau esame. Gerai, tada, Vilma. Aš dar vieną tokį galbūt iš tų stereotipų dabar pagalvojau, kad vienas turbūt irgi, ką Ieva irgi sakė, kad kitų mums primesti arba iš esmės turbūt kaip mes kiekvienas primetam kitiems, kaip kas turi būti ir kaip kas turi atrodyti. Tai dar turbūt vienas iš tokių stereotipų, kad tarkim vyresnis žmogus jau turi turėti viską. Ta prasme, kad jis tarsi gyveno, padirbo, turi ten finansiškai būti apsirūpinęs, būtinai turėti ten, reiškia, kažkokį tai dalyką ir jau tarsi jis nueina ir užleidžia iš tam, bet iš tikrųjų, man atrodo, pakankamai didelė dalis ir vyresnių žmonių ir netgi iš esmės, netgi mano amžiaus, tarkim, kurie, tarkim, darbingi, 45, kažkas, šitas periodas atrodo, kad turėtų, tai čia viskas, čia jau tau turi būti ten pasiekę, šeima, namai, nežinau, 16 automobilių. Ir kita vertus aš matau tam pačiam lauke ir vyresnių kolegų, tarkim, tarpe, ypatingai jeigu, tarkim, sektorių imant aktorių arba menininkų, tai gali būti labai prasta situacija. Ir tame, kaip tu jautiesi, kad tarsi tu jau turėtum užleisti vietą, tas irgi stereotipas, kaip tu iš tikrųjų visai nesijauti, kad tu galbūt ir neturi ten visų tų kažkokių stabilumų, kad ten galėtum savo keliauti po pasaulį.
O dar irgi trumpas. Čia visai neseniai buvo, nežinau, kiek kas matėt, bet irgi va čia tas, kiek mes turbūt problema čia mūsų ar ne mūsų, tai va irgi kaip kas turi atrodyti, buvo visai neseniai Pamela Anderson pasirodė be makiažo ir, žodžiu, tiesiog yra neįtikėtina komentarų gausa, kaip, kodėl, kaip, čia, nu, ir tas irgi, ir tu žiūri, visuomenė atrodo, koks jūsų reikalas. Bet yra masė komentarų, ten, arba, tarkim, apie tą pačią ten Jennifer Lopez, irgi ten, ką turėtų, ko neturėtų rengtis, kaip turėtų ten pasidažyti, kaip neturėtų. Ir čia ir moterų, ir vyresnių moterų, dar man atrodo, irgi čia tas aspektas yra. Tai galvoju, kadagi tai baigsis vis dėlto, bet supranti, kad ir čia, ir kažkur yra vis dar mes tose pačiuose, turbūt, kažkokiuose stereotipuose. Jo, kalbant apie stereotipus, norėjau pasidalinti dar savo patirtimi, kad darbo skelbimuose neretai būna tokie atvejai, kai darbdaviai nenurodo tam tikro amžiaus, bet nurodo, kad jaunatviškas, energingas kolektyvas ieško kolegės. Ir kai mes teiraujamės, kodėl jūs tai prašote, tai jie mums atsako, kad visas kolektyvas iki 30-35 metų, tai dabar, kaip čia jau ateis vyresnio amžiaus, tai jisai neįsipaišys į tą kolektyvą, bet pagal tarnybos atliktą apklausą ir atliktą palyginimą nuo 2011 metų, kas pasikeitė, tai kad kolegos jaunesnio amžiaus vis tik neakcentuoja kolegų, kurie yra vyresnio amžiaus. Jaunesniai neakcentuoja vyresnio amžiaus kolegų. Ta prasme, jie kartais net nežino, kiek jiems metų vyresnio amžiaus asmenims ir pasisakė dėl to, kad vyresnio amžiaus asmenys turėtų keliauti, gauti draudimo paslaugas, gyvybės nuo kažkokių atvejų. Tai yra pliusas, reiškia, mes einam vis tik gerą kryptim, mažai žingsniukais, bet einam į priekį. Na, dėl kelionių draudimo, kaip tik prieš šitą diskusiją paskaičiau, kad kelionių draudimas žmonėms virš 80 metų yra apskritai nesuteikiamas Lietuvoje. Tai praktiškai keliauti jau ir nebereikėtų. Bet tam, kad mes keistume tas nuostatas, noriu dabar jūsų paklausti, kaip jums atrodo, kas lemia tokį visuomenės požiūrį į pagyvenusius žmonės. Nes štai ką Vilma pasakoja apie pagyvenusius žmonės kavinėse. Kodėl Ispanijoje tos kavinės pilnos, pavyzdžiui, o pas mus man pačiai teko matyti, kaip dvi močiutės įėjo į kavinę ir praktiškai pusė kavinės atsisuko į jas. Tai aš manau, tai yra tam tikras visuomenės spaudimas, ką jūs ir kalbėjot. Man tiesiog nejauku užeiti į tokią kavinę. Ką minėjau dėl draudimo? Nekalbu apie darbo santykius, kai žmogus 50 metų neranda darbo tik todėl, kad jo amžius neva per didelis, kad jis per senas, kad jis viena darbdavė, girdėjau radijo interviu, pasakė, kad mes nebeinvestuojame į virš 50 metų žmogų, todėl kad jo darbo laikas jau mums neapsimoka, neatsipirks. Tai kaip jūs matote, ar tai Lietuvos didžioji problema, nes mes esam visų lentelių pabaigoje, kas suformavo mūsų tokį požiūrį, nes lyg anksčiau mes buvom tokia vyresnius žmonės gerbianti valstybė, mūsų tradicijos tarsi tokios buvo. Tai kas čia nulėmė? Kur matytumėt priežastis? Kas pirmas turi atsakymą, prašau pradėti kalbėti. Atsakymo neturiu, bet turiu keletą minčių, kuriomis galiu pasidalinti. Tai žinoma, vis tiek visuomenė yra didelis susvetimėjimas, ar ne? Mes nebegyvename 3 kartus po vienu stogu, kad galėtumėm tą patirtį visada matyti ir ją perimti. Ir aš galvoju, kad tas vyresnio amžiaus žmogus pats iš savęs, dabartinė ta vyresnė karta, jų yra labai didelė atsakomybė
didelis atsakomybės jausmas ir jie visą gyvenimą dažnu atveju paskyrė darbui, tarkime, vienoje darbovietėje, vaikų auginimui, buities rūpinimuisi ir panašiai. Ir, tarkime, mūsų kai kurie pašnekovai sako, vat baigėsi visą tai ir aš nežinau, ką daryti. Ir va ta kasdienybė pasidaro tokia labai vienoda ir joje tarsi pradeda trūkti dalykų. Bet kai kurie žmonės iš to išeina, nes, tarkime, pamato teigiamų pavyzdžių savo aplinkoje, kad gali nueiti 3 amžiaus universitetą, ieškoti tų pomėgių, ieškoti, kaip skirti tą laiką savo, galbūt tos minties visą gyvenimą net neturėjo. Tai, pavyzdžiui, aš pati truputėlį 30+, bet nuvažiuoju, tarkime, Marijampolės 3 amžiaus universitetą ir aš matau ten tuos 100 studentų degančiom akim, darančiom ten begalės dalykų ir galvoju, kaip faina pasenti, kaip aš irgi noriu greičiau, va, į tą laikotarpį atsidurti ir turėti visas galimybės daryti tik tai, ką tu nori. Tai jeigu žmogus neuždaro savęs, jeigu jis išeina į žmonės, išeina į aplinką iš to savo komforto zonos, kad ir gali būti tikrai sudėtinga kitam išeiti, su kažkuo nauju susipažinti, kai tu visą gyvenimą galbūt turėjai ten keletą draugų, didžiąją laiko dalį praleidai darbe arba ten su savo šeimos nariais ir jų nebėra, tarkime, ir tu esi prislėgtas, galbūt ir tu netekties skausmų ir kažkokių sveikatos atsirandančių problemų. Tai jeigu tai visiškai nepagulda tavęs ant lovos, tu turi tikrai didelės galimybės, bet ar tu jomis pasinaudosi, tai čia jau yra tavo asmeninis reikalas. Tai kiek mes galim kalbėti apie visuomenę, kaip jinai susiformavo ir ne dėl tam tikrų istorinių įvykių ir panašiai, dėl ko mes atsidūrėme tokioje situacijoje, bet vis tiek yra tas pats žmogaus požiūris, ar jis pozityviai žvelgia ar ne į tą savo senėjimą, kaip jis tai mato, kaip jis tai priima. Man tai patiko Ievos frazė privilegija būti vyresnio amžiaus. Iš tikrųjų tai yra privilegija, nes tu galėsi laiką skirti, kaip tu norėsi, ne? Bet kalbant apie poveikį, tai aš gal iš tos įstatyminės pusės pasakyčiau, kad vis tik, pavyzdžiui, kalbant apie valstybės tarnybos įstatymą, ne, kuris nustato ir jis kasmet vis keičiasi, kad, pavyzdžiui, asmuo gali dirbti valstybės tarnyboje tik iki 65 metų. Ir buvo tokie atvejai, kai įstatyme buvo nustatyta, kad galėjo po 65 metų 2 metus būti mentoriumi, nors iš tikrųjų yra tokie atvejai ir man yra žinomi, kai žmogus galėjo dirbti ir tikrai buvo kompetentingas, žinojo daug kalbų, galėjo ir mokymus vesti ir būti labai naudingas tą institucijoje, kurioje dirbo, bet dėl tokio įstatyminio reglamentavimo jis turėjo išeiti. Tai dabartinis įstatyminis reglamentavimas, kad po 65 metų kasmet pratęsiama iki asmenį sukaks 70 metų. Tai tas toksai įstatyminis neorumas, sakyčiau, po 65 tu privalai eiti pas darbdavį ir tartis, kalbėti, tu nežinai, ar tau pratęs ar nepratęs. Tai ta prasme gali priklausyti ir nuo amžiaus, kad pasakys, jau tu jau užleisk vietą ir mes nepratęsim, nors galbūt kompetencija visiškai aukšta ir žmogus galėtų. Tai iš tos tokios teisinės pusės. Ignai, pradėkit. Apie priežastis tokio požiūrio. Priežastis gal daug lemia ir tokios asmeninės galbūt tos savybės, ne, kaip aš galbūt vėl sugrįšiu tai demografiškai, ne, kaip mes esame šiaurės šalių gyventojai, esame konservatyvesni, uždaresni. Ir tai ko gero irgi tai lemia piečiau esančias šalis, kurios tokios yra atviresnės, labiau socialesnės, žmonės vyresnės, labiau bendrauja tarpusavyje, yra atviresni. Tai ko gero ir veda prie to truputėlį tokio, kadangi mes esame tokie uždaresni, mes galvom, kad biškilinkai galim pripabambėti, kad aš čia žinau, čia taip turi būti. Tai tas socialumas, kur bendravimas su kitais, jis duoda tą tokį atvirumą ir platesnį prieimimą pasaulio į patį į save. Ir tuomet iš to išplaukia ten labai gražus dalykai, kaip mėgavimasis, jo keliavimas, kalbėjimas, bendravimas, ėjimas į kavinę tą pačią, ne sėdėjimas, praleidimas galbūt ten kelias valandas, ne vien tik tai kavutės, ne. Tai ko gero ir atveda į tuos gražius dalykus, būtent tas atsidarimas ir atsiverimas.
Aš dabar pagalvojau, kažkaip tos priežastys sunku pasakyti, bet turbūt yra vienos, kaip sakė, teisinės tokios, kai pati valstybė labai nori į tai investuoja ir galvoja, kur galima įtraukti. Vis dėlto to žmonės, dabar irgi prisiminiau Švediją šiaip tai pakankamai yra turbūt integracijos irgi vyresniems žmonėms ir kavinėse tose pačiose kažkaip irgi gali pamatyti. Tai čia to, gal nežinau, to uždarumo, čia turbūt vėlgi tas socialinis reguliavimas. Ir kitas turbūt dalykas yra, kiek mes patys kaip visuomenė rodom pavyzdį. Rodom kažkokius tuose pačiuose, nežinau, socialinėse medijose, reklamose ar dar kažkur, kiek mes patys keičiamės ir kiek mes rodom, kad yra labai nuostabu bendrauti ten su savo močiute ir važiuoti su ją, nežinau, į kalnus ar ten dar kažkur, jeigu yra tokia močiutė, ar su mama, ar ten su dar kažko, tokia. Ir kad tie patys žmonės, kurie ir šiaip, man atrodo, būtent dėl tų priežasčių, kad jie tarsi jau pradirbo kažkokį gyvenimą ir dabar ką daryti ir kaip daryti. Ir čia vėl pergalvojimas, jie neturi iš savo, tarkim, tėvų, tarkim, aš galvoju apie savo mamą ir mano mama, jinai neturi tarsi pavyzdžio iš anksčiau, o ką daryti su tuo gyvenimu, kuris, kai tu dar jautiesi energingas ir gerai, tarkim, turi anūkus ten kažką, bet o kaip save realizuoti iš vis kaip žmogų, nes, tarkim, mano mama ten tikrai visą gyvenimą ten dirbo inžinierė ir begalybę ten dirbo dalykų su didžiulė energija, kur aš neturiu tokios energijos. Ir, ta prasme, ir jie, taip, kas dabar? Daryti. Ir gerai, ačiū Dievui, kad yra tas ir 3 amžiaus universitetas ir dar kažkas, bet tai irgi tam užtrunka tarsi laiko suvokti, pamatyti, kad čia toje aplinkoje, kad čia viskas gerai su tuo, kad čia eiti į tai, tos integracijos, kad tarsi patvirtinimo, man atrodo, kad mes kaip visuomenė galėtume duoti daugiau patvirtinimo, kad viskas, ką jūs darote, yra labai gerai, viskas, kur jūs einate, yra labai gerai, aktyviai būti yra gerai, nenorit būti aktyviai, nebūkit aktyviai. Ten, nežinau, kažkokia tokia legitimizacijos tokios ir matomumo turbūt, tiesiog, kad yra tie žmonės. Aš norėčiau papildyti dar, pasižiūrėkite vaistinės, kaip daro senjorų valandos, ane? Tai pavyzdžiui, iki darbo pabaigos, ane? Tos senjorų valandos maždaug jūs čia ateikit apsipirkit, o tada jau ateis visi po darbo ir kad, maždaug nesimaišytumėt ir nestovėtumėt su knygutėmis recepto. Tai mes patys tą ir darom, ne, su kažkokiom akcijom, su kažkokiom nuolaidom, nustatydami valandas, kada ateiti ir kada spėti, kada pigiau įsigyti tam tikrą produktą. Tai iš esmės mūsų pačių rankomis tai ir daroma. Na tai dabar ir pereikim prie svarbiausios dalies. Dabar jau prašau įsijungti visus, dalinkite savo patirtimi, duokite pasiūlymus, ką mums padaryti, ką mes galim pakeisti. Žinau, kad mano pagalbininkas yra, kuris neša mikrofoną, kad visuomenėje nebūtų tokio požiūrio, kad įstatymai būtų palankesni. Na ir taip toliau, pasakysit viską jūs, prašau. Labadiena visiems, esu Irena. Jūs vedantieji esat mano vaikai. Man 72 metai, drįstu prisipažinti. Aš žinokit, niekaip negalėčiau būti jūsų vaikas, patikėkit. Nesvarbu, vis tiek taip atrodo. Bet labai smagu. Bet norėčiau paklausti, kiek man galit skirti laiko. Aš atsakysiu visus absoliučiai klausimus. Mes turim netiek jau daug, tai gerai. Jeigu pasistengsit taip tampriai, tai džiaugsimės. Man pačiai teko kuruoti 10 metų nacionalinę žmonių senėjimo sprendimo tą strategiją, kuri buvo parengta 2004 metais, įsigaliojo nuo 2005 metų, kai ruošėme stoti į Europos Sąjungą. Ten buvo strategija ir buvo veiksmų planas. Veiksmų planas apėmė 7 sritis, senėjimo, reiškia, klausimai, tiek paslaugų, tiek sveikatinimo, tiek finansinio, tiek saugos,
Ir jie 13 metais baigėsi, tas veiksmų planas. 12 metais jis nebuvo pratęstas, o turėjo galioti iki 15 metų. Reiškia. O nuo to plano kas nors pasikeitė Nuo to Lietuvoje? plano pasikeitė absoliučiai viskas. Nes šalia buvo, reiškia, stojant į Europos Sąjungą, buvom aktyvinami ir buvo mums keliami reikalavimai, kuriuos mes turėjome juos įvykdyti. Aš pati baigiau gerovės sociologiją, būdama 56 metų. Ir ruošiausi, reiškia, tai veiklai. Kaip tik 2000 metais išėjo Europos Sąjungos memorandumas dėl mokymosi visą gyvenimą. Tai ką jūs dabar pasiūlytumėt? Aš dabar pasiūlyčiau pirmiausiai, tai 3 amžiaus universitetą nevadinti 3 amžiaus universitetu. Rekomenduočiau visiems persiskaityti ES 2000 metų memorandumą dėl mokymosi visą gyvenimą, kuriame pripažįstama, kad pasaulis įžengia į žinių amžių ir tai, ką mes žinojame, viskas jau yra nevertinga, nes prasideda skaitmeninės technologijos ir viskas keičiasi ir viskas vyksta globaliai. Taip, vieną pirštą užsilenkiam. Taip. Toliau. Reiškia, 3 amžiaus universitetai, vadinami tie universitetai, kurie rūpinasi vyresnio amžiaus žmonių perkvalifikavimu, vadovaujantis pasaulio sveikatos organizacijų rekomendacijomis, kas yra žmogaus amžiaus tarpsniai. Taip pat irgi rekomenduočiau visiems pasiskaityti. Jie dabar yra pakitę, reiškia amžiaus tarpsniai ir sveikata ir kokie vyksta procesai, ir ką su jais galima daryti. Tai 3 amžiaus universitetai yra vyresnio amžiaus žmonių perkvalifikavimas pagal jų gebėjimą, norą, sakykime, hobį. Pabandykim trumpinti. Tai 3 amžiaus universitetai. Toliau. Nebūtų išmetami iš darbo rinkos, nes per visas socialinės gerovės valstybės programas eina išlikimas darbo rinkoje ir socialinė gerovė. Nes žmogus tobulėja dirbdamas. Jeigu žmogus netenka darbo, reiškia, psichologinio vertinimo skalėje yra 3 sritys. Darbo netekimas, reiškia, artimo žmogaus netekimas ir skyrybos. Tai 95% žmogaus sveikatos imuninė sistema krenta tiek, kad jos nebegalima atstatyti. Tai va tas yra darbo netekimas, vienas yra iš tų. Ir jokia integracija paskui nepadės, apie ką jūs ir kalbėjote. Tai būtent čia tas rytis, kuri turėtų būti 3 amžiaus universitetai, kurie turėtų rūpintis įstaigos, įmonės, organizacijos ir valstybė. Ten būtent tame memorandume yra visi aprašymai. Tai valstybė į šitą dalyką nekreipė dėmesio. 3 amžiaus universitetas buvo įkurtas Medardo Čoboto 95 metais, kai dar nebuvo memorandumo. 2000 metais jie nepersitvarkė pagal memorandumą, valstybė nekreipė dėmesio ir tada taip ir liko tas pavadinimas. Tai reiškia, išlikimas darbo rinkoje. Taip, tai mes jau lyg ir supratom. Kas sąlygoja, kas Lietuvoje ir šiai dienai nėra pakeista. Reiškia, yra Europos kvalifikacijų sąrangos aprašymas. Ten žmogaus, reiškia, nuo 2000 metų išlikimas, mokymasis yra nuo lopšio iki grabo lentos. Lietuvoje šito nėra. Lietuvoje mokymasis baigėsi profesiniu mokymu. Tai reiškia, kai tu esi darbo rinkoje, tave siunčia vieną kartą per 3 metus į kvalifikacijos kelimą. Ir tuo ir baigėsi. Va čia ir yra problema. Ir reiškia, visas šitas memorandumas yra švietimo reformai, dideliai reformai globaliame pasaulyje. Kas viskas, jeigu mes pradedame vaikų ugdymą nuo, sakykime, prieš mokyklinio, nuo lopšelinio, tai keičiasi iki mokyklinio ugdymo programa, keičiasi pradinio mokymo programa, keičiasi vidurinio, aukštojo, valstybės valdymas, ekonominis bendradarbiavimas, lygiateisiškumas, visos sritys. Taip, bet aš jau dabar labai jums dėkosiu, nes mūsų laikas negailestingai senka. Iš šito prasideda visos problemos. O dabartiniai universitetai yra sukurti visiškai ne tam. Tai, ką daro dabartiniai 3 amžiaus universitetai, memorandumai yra išskirtinai
apibrėžtina, kad tos veiklos nepriskirtinos. Tai labai Jums ačiū už visą šitą pasisakymą ir dar lauksime klausimų, replikų ir patirčių pasidalinimo. Tik prašyčiau trumpai, jeigu įmanoma. Labadiena, labai trumpai. Mano vardas Violeta ir aš norėčiau pasiūlyti mintį sprendimą diskriminacijos mažinimui. Galvojant apie žmogaus teisių įvairias problemas susijusias su žmogaus teisėmis ir diskriminacija, labai dažnai jos pačios yra skirstomos į tam tikrus pogrupius, tame tarpe ir amžiaus, jaunimui, kažkokiam brandžiam, vyresnio amžiaus ir taip toliau. Tai jeigu mes pakeistumėm tą požiūrį ir į intergender, tai yra tarp kartų, ir daugiau kreiptumėm dėmesio į komunikaciją, į sprendimus, kurie būtų susiję ir padėtų mums ir susibendrauti ir dirbti kartu tarp įvairių kartų, tai, manau, galėtų būti sprendimas, mažinantis tą diskriminaciją amžiaus pagrindu. Labai Jums ačiū. Dar buvo norinčių pasakyti? Taip, ačiū. Ačiū labai už diskusiją ir aš suprantu, kad kai kalbam apie stereotipus, ką Jūs pabrėžėt, kad vis dėlto labai svarbu viešoje erdvėje, ar ne, koks yra pateikiamas vaizdinys ir kiek mes matom vyresnio amžiaus žmonių. Ir aš norėčiau paklausti, Jolanta, jūsų, nes Jūs dirbate LRT ir mes žinom, kad LRT, pavyzdžiui, kas liečia lyčių lygybės klausimus, yra apie tai išdiskutuota. Aš norėjau paklausti, ar Jums yra tekę susidurti, pavyzdžiui, kas liečia amžių, ar, pavyzdžiui, svarstoma, kas dėl vedėjų amžiaus, pavyzdžiui, kiek turėtų būti, reiškia, rodoma ar ne vyresnio amžiaus žmonių, ar apie tai yra diskutuojama, nes, čia vis tiek turbūt tokia viena esminių. Aš iš karto atsakysiu, kad aš nesu asmeniškai susidūrusi su diskriminacija pagal amžių. Galbūt pas mus visgi dar yra tam tikri kompetencijos klausimai keliami, ką tu gali nepaisant tavo amžiaus. Bet turiu pripažinti, kad aš nesu dalyvavusi nei vienoje diskusijoje, kur būtų kalbama, o ar yra mūsų, pavyzdžiui, vedėjų amžiaus pusiausvyra. Tai tą turiu pripažinti. Taip. Nes čia, man atrodo, labai svarbu, nes, žinot, kalbėti apie užsienio žvaigždės, tai yra tikrai vienas standartas, ar ne, bet tai, ką mes matom va čia ir dabar aplinkui mus, tai irgi labai svarbu apie tai kalbėti. Ir aš norėčiau paklausti dar, Renata, jūsų. Aš dirbu universitete ir, pavyzdžiui, mano kolegos užsienyje visi žino, iki kada jie dirbs. Dabar sako, kad 70 metų, pavyzdžiui, Danija, 70 metų viskas, tai yra riba. Ir niekas nekelia dėl to klausimų. Ta prasme, yra suprantama, kad tai ties to baigėsi. Ir aš suprantu vėlgi, kad yra ir perimamumo klausimai, ar ne, perdavimo kitom kartom darbo. Bet tai, kai aš girdžiu šitą diskusiją, pavyzdžiui, čia, ar ne, tai man kyla klausimas, o kaip Jūs vertintumėt šitą nuostatą, sakykime, tose universitetuose, kur yra griežtai pasakyta, aš 70 metų ir viskas, ir žmogus išeina iš universiteto, jisai gali daryti, ką tik nori, gali daryti savo tyrimus, bet jis jau, pavyzdžiui, nebedirba su studentais. Ar Jūs galvotumėt, kad irgi yra diskriminacija žmogaus, ar vis dėlto tai yra kitų kažkokių motyvų vedini sprendimai? Matote, jeigu tai būtų švietimo įstatyme, arba studijų įstatyme reglamentuota, tai tarnyba negalėtų pasisakyti, ta prasme, galėtų pasisakyti ir pateikti rekomendaciją, kad vis tik svarbiausia yra kvalifikacija. Aš manyčiau, mano giliu įsitikinimu, kad neturėtų būti amžiaus riba dėstytojams universitetuose, nes turėtų kompetencija, kvalifikacija būti svarbiausi rodikliai, o ne amžius. Ir pats dėstytojas turėtų nuspręsti, kada jam išeiti iš universiteto. Manyčiau taip. Be mikrofono dabar mūsų klausytojai, kurie stebi, negirdi, bet dabar dar viena mūsų pašnekovė, prašau, aš dabar norėčiau suteikti dar vieną žodį.
Prašom. Taip, laba diena, ačiū už diskusiją. Matau, kad laiko yra, bet gal dar ir spėsiu. Tikiuosi 15 minučių nekalbėsite. Ne. Nes aš dar noriu patį klausimą pašnekovams užduoti. Tai gerai, aš tai tiesą pasakius net neturiu klausimą, turiu pasiūlymą ir žinau, kad tai net nėra naujovė Lietuvoje, bet aš visai būčiau norėjus, kad kai mano vaikai buvo darželėje, būtų bendros veiklos su vyresnio amžiaus asmenim, kurie arba gyvena institucijose, arba tiesiog yra aktyvūs vyresnio amžiaus bendruomenės nariai. Ir šiaip jau tokia labai paprasta, bet nuolatinė reguliari veikla tarp tų generacijų, tarp kartų, būtų labai, man atrodo, pamatinius pagrindus, tai, kad norma yra matyti tavo aplinkoje visuomet asmenys ir jie nėra tavo giminės, ir tai nėra kalėdų ar kitų švenčių ratas. Tai vat, būtų, man atrodo, visai toks švietimo sistemai idėja. Žodžiu, jūs manot, kad nėra tos erdvės, kur susitiktų tos skirtingos kartos, ar ne? Trūksta tokių susitikimo taškų, sakykime, visuomenėje, ar ne? Aš asmeniškai nuoširdžiai taip manau, jeigu tai nėra šeimos nariai. Plačiaja prasme, plačiaja šeimos prasme. Taip. Tai dabar tą svarbiausią klausimą noriu kiekvienam iš jūsų užduoti. Ką mes galim padaryti, kad keistųsi nuostatos? Kalbėjom įstatyminė bazė, visuomenės požiūris. Ką jūs matot tokių, svarbiausių žingsnių eilėje? Tai tikriausiai keisti požiūrį šeimoje, artimoje aplinkoje, draugų rate, kalbėtis apie tai, daug kalbėti apie tai, aiškinti vaikams, kaip turėtų elgtis, koks nėra seno žmogaus. Yra vyresnio amžiaus žmogus ir visi mes būsim vyresnio amžiaus žmonės, jei turėsim tokią privilegiją, kaip Ieva sako. Tai pagarba, aišku, ir visuomenės informavimas labai svarbus, kad žmonės šviestų, kalbėtų, gerus pavyzdžius rodytų ir, aišku, aiškintų, kad vis tik jaunimas neliks visada jaunimu, vidutinio amžiaus neliks vidutiniu, o visi mes pasensim ir jei turėsim privilegiją. Ačiū. Renata, bet aš dar noriu jūs pertarti. Gerai, įstatyminė bazė. Dabar žiūrėkit, vien apie tą draudimą pakalbėjus, kad virš 80 metų žmogus negauna kelionių draudimo. Ar tai galima sureguliuoti? Ir dar vienas klausimas. Taip, aš viską suprantu, ką jūs sakot. Šeimoje, jeigu močiutė gerbiama, be abejo, jinai bus gerbiama ir galbūt jos anūkai gerbs. Bet tikrai nebus garantijos, kad anūkas atėjęs pas darbdavį neieškos savo kolegos, kuriam taip pat yra 25 metai. Ta prasme, kad taip, mes turime gražius įvaizdžius. Kai kalbam apie tokią savo tolerantišką visuomenę, mes matome daugybę diskriminacijos apraiškų, tiesa? Ar matot galbūt net kažkokias konkrečias priemonės? Ar galima padaryti tai iš viršaus, ar matote būtent, kad tai pačios visuomenės pokytis tai gali būti? Būtent iš apačios, iš kiekvieno mūsų šeimos. Matot, kalbant apie įstatyminį reglamentavimą draudimo santykių srityje, tai kaip ir suteikta tokia draudėjų teisė įvertinti, ar galima apdrausti asmenį ar ne, bet aišku, tas amžiaus pagrindas ir tarnyba laikosi tokios pozicijos kryptingai, kad vis tik ne amžius turėtų įtakoti draudimą arba nedraudimą, o asmens sveikata. Tai turėtų būti vertinamas individualus atvejais, bet dėja kol kas turime tokią situaciją, kad iš esmės nedraudžiami ir 75 metų asmenys, bet irgi kartais pradedant tirti, pradedant domėtis tą situaciją, išaiškėja, kad tiesiog stoka komunikacijos, kad draudimo agentūros, draudimo kompanijos, bankai, kiti priekybos centrai tiesiog, pavyzdžiui, arba, nežinau, tie, kurie priekybos centrai, pavyzdžiui, lizinguojamas prekes išduoda, jie tiesiog nekomunikuoja, jie mato, jie sužino amžių, jie pasižiūri pasą, gimimo metus ir jie nemato kitų duomenų. Tai vad galbūt galima būtų be abejo ir įstatyminių reglamentavimų. Tai vad kalbant apie tą patį valstybės tarnybos įstatymą, sureguliuoti, kad vis tik,
asmuo pats galėtų nuspręsti, kada jam išeiti. Galėtų būti kriterijai, be abejo, nežinau, pasikalbėti su darbdaviu, bet nepriklausyti nuo darbdavio valios, kada jam išeiti iš darbo ir kada darbo santykiai turėtų būti nutraukti. Taip pat ir paslaugų srityje irgi matot, įstatyminė bazė Lietuvoje nėra bloga, tiesiog jos taikymas galimai ne visais atvejais yra. Nes jeigu kalbant apie darbuotojų teisės, tai ir darbo kodeksas, ir konstitucija, ir lygių galimybių įstatymas, ir saugių darbo sąlygų, viskas numato apie tai, kad darbdavys privalo užtikrinti saugias darbo aplinkas. Taip pat ir paslaugų srityje. Tiesiog taikymas galimai ne visais atvejais būna būtina. Vilma, kaip jums atrodo, ką reikėtų daryti? Oi, nežinau. Aš labai turbūt sutikčiau su to tarpusavio kartų komunikacija, kaip buvo išsakytas tas, ir aš esu mačius tokių gal mažesnių gal pavyzdžių, tokių, kur šiaip, tarkim, vyresni, ten kokiuose darželiuose, ar iki mokyklinio ugdymo ten įstaigose, kai vyresni ten mokiniai, ten aišku dažniausiai būna mokyklos, kažkokiam turi vyresni mokiniai, rūpinasi ten visai mažiukais ir ten vieni iš kitų, žodžiu, kažkokį tokį tą bendrą lauką. Tai turbūt ties mokyklos pabaigimo riba tas ir pasibaigia kažkaip. Tai būtų, aišku, labai nuostabu, jeigu tikrai galėtų atsirasti tos integracijos. Žinau, kad vyksta kažkokių panašių dalykų su nevyriausybinės organizacijos, tarkim, įvairių meninių ir socialinių projektų dėka vyksta su globos namais, kur vyresni žmonės, žinau, bet tai yra vėlgi tokie labai pavieniai atvejai. Man atrodo, mes čia labiau kalbam, kaip vis dėlto visuomenėje mes galėtume tą turbūt tik tai tokiu būdu, vienu iš tų būdų, aš jau nekalbu, aišku, apie tą reglamentavimą tokių, atrodo, elementarių dalykų, arba ten vaizdavimo, tarkim, kaip būti tokiu sąmoningu labiau, turbūt. Ieva, prašom. Prieš diskusiją viena ausim nugirdau, kad jūs, Jolanta, sakėt, kad būdama jauna nieko negalvojot, kaip čia bus ar ne po... Kai man buvo 18, aš jau galvojau, kad 30 metų žmogus yra senas, be abejo. Tai aš galvoju, kad vienas iš būdų, kaip tos stereotipus sumažinti ir tą stigmatizaciją sumažinti, yra pradėti nuo savęs, kaip ir visur ir visada, ar ne? Ir mums pradėti galvoti apie savo tą artėjančią senatvę, ko mes tikimės, ko mes norim, kaip mes įsivaizduojam, ir tiesiog pasižiūrėti savo aplinkoje, ką mes darom, kas tai yra susijęs su vyresnio amžiaus žmonėmis, nes elementariai, pavyzdžiui, buvo vienas renginys. Mes labai mėgstam prezentacijas ten su pilka spalva, ten minimalistiniu šriftu, bet kad salės gale sėdintis vyresnio amžiaus žmogus to teksto nemato ir tai yra tavo nepagarba tam žmogui, kad tu neužtikrinai jam galimybės pamatyti tą informaciją, kurią tu nori perduoti. Tai kol tu nesusiduri tiesiogiai, kitą kartą tiesiog nepagalvoji apie tokius dalykus. Tai kai mes pradėsim matyti, pastebėti tos žmonės ir tiesiog šiaip galvoti apie vyresnio amžiaus kartą, kiek jinai mūsų gyvenime dalyvauja, nes savanoriai, kurie pas mus ateina savanoriauti, jie ypač jauni žmonės sako, aš noriu ryšio su vyresne karta, nes neturiu to aplinkoje savo. Ir kiti žmonės, su kuriais mes, tarkim, kalbamės apie sidabrinę liniją, sidabrinės linijos veiklą, jeigu jie neturi savo aplinkoje nieko susijusio su vyresniais žmonėmis, ar ten iššūkių kažkokių, ar pozityvios patirties, stiprių, tvirtų santykių, jiem neegzistuoja šitas klausimas. Tai jeigu pradėsim nuo savęs ir kiekvienas tą klausimą įsileisim į save, manau, kad pokytis turėtų ilgainiui ateiti. Ačiū, Ieva. Ignai. Aš taip pat irgi sutikčiau, kad viskas prasideda nuo tavęs pačio. Dar nuo ko galėtų prasidėti nuo mūsų vaikų ir nuo jų pagarbos mokytojam skiepijimo, su kuo mes susidurėm dabar mokyklose, kad
mokytojai, koks ir valstybės požiūris į mokytojus, ir koks autoriteto nebuvimas, ir kaip ugdyti tą autoritetą. Ir čia yra vienas iš tokių bazių, ne kaip to besivystančio žmogaus požiūris į žmogų, kuris suteikia žinias ir pagrindą. Žinoma, tėvai irgi turi reikšmingai prie to prisidėti, o šiaip apibendrinus, tai mūsų visuomenė yra vyresnėjanti, net taip gražiai pasakius. Anksčiau tas vidurkis jisai vyresnėja ir mes labai gražiai palaipsniui prie to prieisime, o tam, kad griauti tos stereotipus ir tas nuostatas būtų, kas yra naudinga tai jaunai kartai, matyti tą vyresnėje kartą autentišką, tokią, kokia jinai yra. Galbūt gražu tai vyresniai kartais dalintis savo to autentiškų gyvenimų ir pradėti vertinti tai ir suvokti, kad tai nėra vien tik tais kažkokia tai negatyvioji ta pusė, bet kalbėti kuo daugiau apie pozityvėją tą pusę. Labai ačiū tai, ką Jūs pasakėt, kad vyresnėjantį iš tikrųjų lygių teisų kontrolieriaus tarnybos užsakytame tyrime yra tokie skaičiai, kad 20 metais 20% Lietuvos gyventojų sudarė 65 ir vyresni asmenys. 2050 metais tokių žmonių skaičius bus 32%. Mes esam taip pat viena iš labiausiai vyresnėjančių, labai gražus žodis, šalių. Tai aš jau noriu padėkoti šio podiumo nariams, pašnekovams ir dar kartą priminti, kad dalyvavo lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos teisininkė Renata Vanagelienė, aktorė Vilma Raubaitė. Ačiū Vilma. Taip pat sidabrinės linijos darbuotoja, savanoriškos veiklos koordinatorė Ieva Čerbulėnienė. Dėkui Ieva. Ir Ignas Kozlovas, kūrybinės agentūros Nebraska kūrybos vadovas ir partneris. Tai aš labai dėkoju Jums uždėmesį, dėkoju už Jūsų pasisakymus ir idėjas, kągi mums kartu visiems daryti, kad mums kartu visiems būtų geriau gyventi šioje visuomenėje ir pastebėtumėm turbūt kiekvieną žmogų, tiek jauną, tiek seną. Tai dėkoju.